3 patarimai enduro naujokam, ką nusipirkęs naują motą pasidaryčiau. Tai pirmiausia, pasikeičiau sėdynę. Turi būti neslystanti. One gripas yra gerai. O čia taip ranka neslysta. Aš vis čia karnuoju va taip va. O čia va taip dedu jau nuslysta, kur pasidrožia. Tai man irgi reiktų pasikeisti, bet šitas upgrade'as duoda tau daugiau stabilumo, stabilesnis moco valdymas. Tikrai duoda daugiau komforto ir kai sėdi priekį, tai laikaisi priekį, nenučiaži į galą. Antras patarimas – pakojai. Pakojai tau irgi susiteiks stabilumo ir gripo. Taip kojos tau nepabėgs. Situacijose, kai bus mocas nestabilus, tavo kojos laikysis ir tu sustabilizuosi savo motociklą. Tai pakojai irgi labai svarbus dalykas. Ir trečias dalykas – plastikai. Užsidėčiau neorganinius plastikus, kad nebūtų gaila mėtyt. Tu motociklą turi negailėt, geriau motociklas nei tu. Ir taip išsaugosi motociklo vertę, jeigu išlaikysi savo originalius plastikus, padėsi dėžutę ir droši kitus. Komentuokit, jeigu nori daugiau patarimų ir iki.